Caritas savo veiklą pasaulyje pradėjo XIX amžiaus pabaigoje katalikų vyskupams įvairiose šalyse ėmus burti labdarą užsiimančias bendruomenes. Caritas Lietuvoje veiklą vykdė nuo 1926 metų, tačiau Lietuvą okupavus sovietams veikla buvo nutraukta. 1988 metais nepriklausomybės aušroje pradėti organizacijos atgaivinimo darbai. Pradedant pasakoti apie Vilniaus arkivyskupijos Caritą, sakyčiau, visai tikslinga yra išskleisti patį Carito pavadinimą, kuris iš lotynų kalbos, pilnas žodis Caritas, reiškia gailestingumą arba gailestingąją meilę. Tai Vilniaus arkivyskupijos Caritas kaip organizacija yra būtent to gailestingumo skleidėja, nešėja visur, kur tik tai įmanoma. Tai yra tinklinė pagalbos organizacija, kuri gali teikti skirtingo tipo pagalbą, tiek ekspertinę, tiek bendruomeninę pagalbą. Tikslinė pagalba ekspertinė teikiama net 14 pagalbos centrų, kurie yra išsidėstę visame Vilniaus mieste, o pati bendruomeninė pagalba ji jau prasiplečia teritorinė prasme daug plačiau po įvairias Vilniaus arkivyskupijos parapijas, kuriuose aktyviai įvairios karitatyvinės tarnystės vyksta bene 30 įvairių parapijų. Tai paprastai Carito organizacija pasiekia žmonės susiduriantys su asmeninėmis krizėmis, nepaisant to, kokio tipo, gali būti socialinė krizė, psichologinė, materialinė. Į visas šias mes reaguojame skirtingų pagalbos centrų perspektyvą ir tada stengiamės padėti žmonėms, nepaisant to, koks jų yra statusas, kokia yra gyvenimo situacija. Mes labai kryptingai esame orientuoti į pagalbos teikimą ir jeigu reikia, jinai gali būti ir kompleksinė, nebūtinai, kad tik vienam centre, bet turime ir žmonių, kurie galbūt priema pagalbą maistu, taip pat gali turėti socialinės konsultacijas ir šalia dar turėti pagalbą psichologinę. Tai iš tikrųjų tą visą kompleksinį pagalbos tinklą labai plačiai ir stengiamės išnaudoti. Pats Caritas jisai negalėtų funkcionuoti tik darbuotojų pagalba, nors stengiamės teikti ekspertinę pagalbą, dirba savo sričių ekspertai tiek teisinėje aplinkoje, socialinėje, psichologinėje, bet kartu matom, kad didžiulį pokytį galim daryti tik dėl to, kad turime didelį lauką savanorystėje ir savanoriai iš tikrųjų prisideda tiek irgi kartais savo žiniomis, kompetencijomis, kiek kartais tiesiog labai paprastais kasdieniais darbais, kurie yra ypatingai svarbus, norint atliepti būtent tą esamą poreikį, kuris vis tik Lietuvoje yra labai didelis. Jeigu žvelgiant į įvairius tyrimus, mes matome, kad skursta kas 5, maisto trūksta kas 7 žmogui. Tas laukas pagalbos yra labai platus, kaip sakoma, darbininkų maža, tad savanoriai yra būtent ta jėga, kuri padeda vargų ar iššūkių laukus, iš tikrųjų pasiekti, apdirbti ir padėti žmonėms būtent keisti gyvenimus. Vilniaus arkivyskupijos Caritas didžiulė organizacija, turinti daug skirtingų padalinių, tad ir žmonės norintys čia savanoriauti labai skirtingi. Tai tikrai labai skirtingi ir nėra vienos kažkokios formulės. Koks žmogus ateina savanoriauti, nes mūsų ir amžius yra labai platus. Savanoriai pas mus gali savanoriauti nuo 16 metų iki tiek, kiek jie nori. Tai ateina ir jaunimas, ateina ir garbaus amžiaus senjorai. Vienintelis dalykas, kas juos visus vienyje, tai ieškojimas prasmės. Jie visi ateina dėl to, kad jų gyvenimuose kažko dar trūksta ir yra noras, kad padėti kitam žmogui gyventi ne tik dėl savęs, ne dėl to, kas man patogu, bet jie turi atvirą širdį pastebėti žmogų, kuriam galbūt yra sunkiau negu jam pačiam, kuriam reikia pagalbos. Tai tikrai, sakyčiau, toks vienijantis dalykas. Caritas yra auganti ir nuolat besiplečianti organizacija, kuri prisitaiko prie kintančių socialinių ir humanitarinių poreikių, reaguodama į aktualius iššūkius. Mediacijos centras Inpacija, pats naujausias Carito pagalbos centras, įsikūręs tik tai prieš 2 metus, bet irgi kilęs iš gausaus poreikio pagalbai ginčų sprendimuose. Nes žmonės ypatingai susiduria
ginčuose daugiausiai tikriausiai šeimoje, ypatingai tie, kurie pasiekė irgi jau tą krizinį lygį, kuomet artėja skyrybų laikotarpis. Ir čia yra irgi teikiama kompleksinė pagalba tiek mediacijos, vengiant teismo ir visų tų, sakyčiau, griežtųjų praktikų, kurios ir vaikams paprastai būna trauminės, vis tik yra kviečiami tėvai kalbėtis, išgirsti vienas kitą ir spręsti problemas. Šioje vietoje savanoriai, jie padeda irgi įvairiose vietose. Viena iš jų yra paprasčiausia priežiūra vaikų, kol tėvai turi galbūt savitarpio pagalbos grupės arba apskritai turi grupinės paskaitas, kuriuose mokomasi apie tėvystę. Tada savanoriai irgi padeda tarpininkaujant, nes vienas iš būdų taikiai palaikyti tam tikras konfliktinės situacijas yra, kai tėvai prieina tokį tašką, žinot, kai net negali vienas į kitą pažiūrėti. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, vaiką turi perduoti. Tai vat irgi šioje vietoje savanoriai gali būti tie tarpininkai, kurie vienam iš tėvų atvedus vaiką, jie gali jį pasaugoti, pažiūrėti, nežinau, keliolika minučių, tarkim, kol net ir per kitą įėjimą įėjęs vienas iš tėvų galėtų tada vaiką, ramiai, be konfliktų, be tų akistatų skaudžių pasiimti, priimti, ir turėti tokį kaip perdavimą. Daugiausiai mes prižiūrim vaikus, kol tėvai būna mokymuose. Tai reiškia, kad tie mokymai dažniausiai būna vakarais, apie kokią 6 ir tuo metu jau darželiai būna užsidarę ir kadangi dauguma tėvų ateina vienišų, kurie yra arba išsiskyrę, arba besiskiriantis, dažnai vaikų nebūna kur palikti ir tai mūsų užduotis yra su jais praleistas porą valandų, kol tėvai mokosi. Iš tikrųjų, tai anksčiau irgi savanoriaudavau, bet daugiau savanoriaudavau tokiose savo įprastesnėse veiklose, įvairiose stovyklose ar kažkokiuose centruose vyskupijų, bet po studijų baigimo atsirado laisvo laiko, kuriam, išpildyti atrodo neužteko tų veiklų, kurios patinka. Ir kilo toks noras kažkaip išeiti iš komforto zonos. Pirma mintis, kuri atėjo, buvo Caritas. Ir tai tikrai nebuvo labai greitas ir lengvas pasirinkimas. Vis tiek norėjosi apgalvoti, ar nebaisu, skaitinėjausi, kaip atrodo tos savanorystės Carite, nes labai yra daug centrų Carite. Tai užtruko nuspręsti, bet kažkaip pamačius, kad tikrai užtenka to laisvo laiko ir kad galiu skirti bent kelias valandas per savaitę, tiesiog per daug negalvoju, užsiregistravau savanorių anketoj. Savanorystė su jautriomis socialinėmis grupėmis dažnam gali pasirodyti kaip galimybė pakeisti pasaulį, tačiau norimam pokyčiui pasiekti, pasak Vilniaus arkivyskupijos Carito atstovės Ernestos, reikia daug laiko ir pastangų. Iš asmeninės patirties, tai tikrai ne vieną savanorį yra tekę kalbinti, susipažinti, tinklas yra labai platus, jų Vilniaus arkivyskupijos Carite yra virš 1000, kurie aktyviai įsitraukia į pagalbos centrus, yra apie 400 savanorių, tokių ilgalaikių, kurie savo talentais, dovanomis prisideda prie Carito misijos. Pagrindinė motyvacija, kurią girdime iš savanorių, kurie ateina, jie nori prisidėti prie pokyčio. Ir savanorystė yra brangi tuo, kad žmogus nebūtinai tada finansais prisideda, bet iš tikrųjų laiku. Mes Carite netgi matom, kad iš tikrųjų didžiausią pokytį žmonių gyvenimuose daro santykis. Ir aišku, yra ta materiali pusė, kuri yra labai reikalinga, kuri yra pamatinė, kuriant orumą, bet tą pagrindinį pokytį mes jį kuriame būtent iš santykio. Savanoriai jie nebijo, yra dalis savanorių, kurie nori tiesiog labai tikslinės, nematomos pagalbos ir viskas tuo gerai, bet yra dalis žmonių, kurie labai nori tiesiogiai prisidėti prie pokyčio. Čia yra dvi pusės. Vienas yra herojiškumas, kuris gali labai greitai nublankti prieš realybę. Kai ateisim, mes galim pakeisti pasaulį. Ir iš tikrųjų realybė yra tokia, kad pajėgumų ir jėgų reikia daug daugiau. Tai tą mes stengiamės irgi ir parodyti savanoriams tiek pokalbių metu, tiek palydėjimo, kad pokytis jis reikalauja tiek laiko išteklių, tiek vidinio įdirbio. Tai tą palydėjimo mes stengiamės irgi kiek įmanoma sukurti. Ir paprastai savanoriai ateidami į savanorystėje ieško naujos pusės savyje.
Per tą susidūrimą su vargu, su sunkumais, iš tikrųjų daug girdime liudijimų, kurie sakė, kad aš gaunu galbūt net daugiau, negu kad padėdamas kitam. Tam tikra prasme tai irgi yra motyvacija, naujai save pažinti, naujai atrasti per kitus žmonės, per kitas aplinkybės ir būtent kitų žmonių gyvenimuose iš tikrųjų jie randa naujus save. Vilniuje veikianti katalikiška organizacija Caritas vienija gausų būrį savanorių, kurie padeda įvairius sunkumus patiriančioms šeimoms, vienišiams, sergantiems ar išgyvenantiems benamystę žmonėms. Organizacija taip pat reaguoja į įvairias krizes, tokias kaip migrantų krizė Lietuvoje ar karas Ukrainoje. Tad ir savanorių gretas papildo tie, kurie gali padėti čia ir dabar. Tai aš esu Rytis, man dirbu aitišniku ir Carite aš čia esu kviečiamas savanoris. Pačiam Carite kaip ir nedirbu, neturiu pareigų, bet dalyvauju šitą, kur pakviečia, kur reikia rankų. Tai ir paramos rinkimas, Ukrainai pagrinde, pakavimas, siuntimas, lėšų rinkimas, Betanija. Kur reikia, kur galiu, ten prisijungiu. Pagrindinis, ko daugiausia buvo užsiėmiau, tai buvo produktų rinkimas ir pakavimas į Ukrainą vežti. Tai pats rinkimas yra parduotuvės, prekybos centruose, žmonių kalbinimas, rūšiavimas, priėmimas, registravimas, visas pakavimas, kad paskui būtų greitas pervežimas į pagrindinius sandėlius, o sandėliuose pats jau kai yra pakuojama į sunkvežimius, išvežti didelius kiekius Ukrainą Tai yra tiesiog pakavimo darbas su paletėm, su kitais savanoriais, kai perruoši į didžiulius, suvažiavusius iš Vilniaus, iš Kauno, iš kitų vietų, didžiulės pakuotės, kai kurios bet kaip suverstos, kai kurios būna gražiai ir tu bandai rūšiuoti, konservai ten, vistas čia, drabužiai čia, kokie drabužiai, sandėlio darbas. Ir kartais ne vienos dienos, kartais kelių dienų, priklausomai nuo to, kiek reikia. Pinigais prisidėti, gali daug kas. Ir aišku, lėšų tai visiems reikia, visada trūksta, bet kai kurios yra vietos, kur tiesiog trūksta rankų, nes žmonės dirba, dauguma, tiesiog nėra laiko. Ir galbūt šita parama yra, produktai yra, ką būtų galima tvarkyti, bet tiesiog nėra fiziškai žmonių, kas tą galėtų padaryti. Vairuotojų, krovėjų, dar kažko. Mano dabartinės sąlygos leidžia tokiose vietose užpildyti spragą. Tai ir darau. Bene didžiausia savanorystės dovana – prasmės jausmas, kuris užpildo kasdienybę. Tačiau Carito savanoriai bendradarbiaudami su socialiai jautriomis grupėmis išmoksta ir gyvenimiškų pamokų. Iš tikrųjų, tai patys savanoriai labai dažnai sako, kad aš duodu labai mažai. Sako, tai, ką aš gaunu, yra gerokai daugiau negu tai, kuo aš pasidalinu su žmonėmis. Ir mums kartais atrodo, kad tiem žmonėm, kurie yra, kaip mes sakom, tarsi pakraščiuose, paribiuose, reikia labai daug. Bet iš tikrųjų svarbiausias ir pirminis dalykas, ko jiem reikia, tai jiem reikia būti pamatytiem. Ir tai, kad tas savanoris ateina prie jo su savo paprastu buvimu, nieko nereikalaudamas, tiesiog norėdamas pabūti, labai paprastu žodžiu prie jo prieidamas, jam tai ir yra pats svarbiausias dalykas. Ir tada ir vyksta tie patys gražiausi mainai. Savanoriai sako, kad čia nuversim kalnus, čia padarysim, čia pakeisim tų žmonių gyvenimus. Ir kartais vyksta nusivylimas, kad tai kaip čia, aš visą širdį tarsi sudėjau, bet čia kažkaip nepasikeitė tie dalykai. Tas paprastas nusiteikimas, kad net ir mažas dalykas, net ir mažas pabuvimas, žodis, pastebėjimas yra labai daug. Ir turbūt tai, kad savanoriai lieka tikrai ne savaitei, ne mėnesiui ir atliepia, kad jie tikrai kažką išsineša iš to,
Mes turėjom ir savanorių dabar apklausą, kaip jie jaučiasi. Renginių metu mes dažnai pasikalbam apie tai ir jie tikrai labai daug dalyjasi apie tai, kad tai pripildo jų kasdienybę prasme, pripildo kasdienybę žinojimu, kad nėra taip, kad pasaulyje mes tik apie save esam, nėra taip, kad mes esam svarbiausi, kas labai mums visiems naudinga pamatyti, kad tas žmogus, mes taip įsivaizduojam, kol nesam arti to žmogaus, kad čia tik tais tiem taip atsitinka. Čia tie, kur žmonės gatvėje ar neturi ką pavalgyti, tai jau čia jie nežinau, kaip čia atsidurti kito. Iš tikrųjų, tai yra labai plona riba. Aš net negalėčiau skirstyti tie ir tie žmonės. Mes visi esam vienodi ir kai savanoriai prisiliečia prie to žmogaus, kuris mūsų visuomeniai tarsi yra pakrašty, pariby, mes suprantam, kad viskas yra labai šalia. Ir per mokymus mes kalbam apie tą atskirtį, kaip ją sumažinti, kaip suprasti, kad viskas mūsų gyvenime apskritai yra labai arti, labai šalia vienas kito. Tai savanoriai, man atrodo, vaikšto su tai žmonėm, išveda juos iš tų paribių savo buvimu. Ir iš tikrųjų, karito savanoriai, jie laiko labai didelį frontą karite. Jie yra mūsų rankos, kurios tikrai būtų daug trumpesnės, jeigu ne jie. Ir mes tikrai negalėtume tiek daug padaryti, nes tikrai yra labai daug žmonių, kurie kreipiasi į karitą pagalbos ir kuriem reikia būti paliestiem tos globos, to pamatymo. Tai savanoriai yra ta grandis karite, kurie tai gali padaryti ir tikrai padaro. Gal jau kažkur ir girdėjot, mes tikrai dalijome šitą istoriją apie mūsų nuostabią darbuotoją Jūratę, kuri irgi gyveno gražų, gerą gyvenimą, bet netikėtai ištikus artimo žmogaus išėjimui iš šio pasaulio, jinai pati sakė, kad atrodė, kad viskas išslydo iš po kojų ir tada jinai ir atsidūrė toje atskirty, pradėjo gyventi gatvėje. Ir tada tapo mūsų Betanijos lankytoja, neateidavo tenais pavalgyti ir darbuotojų pagalba jinai pradėjo po truputėlį stotis ant kojų. Čia tikrai nebuvo greitas ir staigus pasikeitimas, buvo ir sugrįžimas atgal ir tas nuokrytis. Bet dabar Jūratė dirba Betanijoje ir gamina maistą. Jinai dabar yra virėja ir gamina maistą tiem žmonėms, su kuriais jinai toje eilėje kažkada pati stovėjo. Čia yra tikrai tokia ir jautri istorija, ir labai arti esanti mūsų. Tai tikrai tokių pavyzdžių yra labai daug. Aš manau, kad tai yra labai gera mokomoji priemonė. Nes žmonėms šita savanorystė dažniausiai yra, ne tai kad pririšta, bet jinai prie programų, įmonių, prie sričių, kurios neturi šitą finansavimo dėlių išteklių, bet tai yra problema. Benamiai gyvūnai, ir žmonės, ir visokios paramos rinkimas, pagalbos. Kai tu pradedi truputėlį jausti ir mastus, ir pačią problemą, kur yra mūsų visuomenėje šitas spragos, kurias paprastai dauguma žmonių nesusimasto. Jeigu daugiau žmonių truputėlį pasavanoriautų, mąstymas atsirastų, supratimas, kai tu prie to prisilieti, dirbi, pamatai, kur yra šita visuomenės problemos ir kur iš tikrųjų trūksta dėmesio. Ar savivaldybės dėmesio, ar valdžios ar tiesiog pačių žmonių. Iš tikrųjų, pats centras mane labai motyvavo, nes pamačiau tokias problemas, kokių nelabai esu artimoje aplinkoje sutikus. Skyrybos ir vaikų dalinimaisi tarpusavėje tarp tėvų. Niekada kažkaip nepagalvojau, koks yra skaudus procesas, kol nepamačiau iš arčiau. Ir tas pamatymas iš arčiau labai padėjo suprast, kad yra dėl ko stengtis ir kad tiem vaikam irgi reikia laiko, dėmesio ir kad su jais kažkas pažaistų.
net jei tą ir daro tėvai, vis tiek kartais, to neužtenka laiko ir tas dalinimasis tarp tėvų, kai vaikai turi keliauti per namus. Tai man buvo viena iš motyvacijų. Kita motyvacija toliau savanoriauti ir būti. Tai noras prasmės gyvenime. Darbas duoda šiek tiek prasmės, kitos veiklos irgi duoda šiek tiek prasmės, bet tokios aukštesnės, kuri leistų išsipildyti kažkokiam tokiam norui padėti, kažkur įsiprasminti, tai aš manau, kad ir tai yra labai didelis motyvavimas toliau savanoriauti. Augant visuomenės susidomėjimui savanoryste, labai svarbu nepamesti sėkmingos ir apdovanojančios savanorystės rakto – nuoširdumo. Tai aš, kai ir susitinku su savanoriais, arba kai matau, ką jie užpildo anketoje, dėl kokių priežasčių jie ateina savanoriauti, tai ta amplitudė yra tikrai labai didžiulė ir žmonės tikrai kartais labai atvirai pasidalyja, kodėl jie ateina ir kodėl jie nori savanoriauti. Bet aš paklausiu, ar buvot prieš tai savanoriavęs, ar žinot kažką apie savanorystę. Ir kai ateina tokio, sakykime, vidutinio amžiaus žmonės, jie sako, aš tik tais labai daug metų apie tai girdėjau, bet niekada neišdrįsau, nes man atrodė, kad tie žmonės yra kažkokie ypatingi, kurie čia eina savanoriauti, bet dabar pagalvojau, kad jau laikas ir kad pabandysiu savanoriauti ir aš. Čia sakyčiau, kad yra tokios dvi pusės. Mūsų visuomenė tarsi pradėjo labai skatinti ir palaikyti, kad reikia savanoriauti. Tas tikrai vyksta, sakyčiau, gal net valstybiniu lygiu, kai kreipiasi įmonės, kurios dabar turi ir po 1 dieną per mėnesį skirtą savanorystiai, kas yra labai populiaru dabar, arba darbdaviai suteikia žmogui asmeniškai ateiti kažkur savanoriauti kartą mėnesyje ir tas, sakyčiau, populiarėja, nes ir mūsų verslai dabar turi būti socialiai atsakingi. Tai aš taip vertinu, kad mes einam labai gražią augančią linkme. Kartais tikrai žmonės daro tai dėl to, kad reikia daryti. Dėl to, kad, kaip ir sakiau, yra čia reikia uždėti pliusiuką, kažkas čia paliepė, kažkas čia mane atsiuntė. Bet net ir tie žmonės, kurie ateina kažko atsiųsti ir kažkas tarsi tą primetė atėjimą, man atrodo, kad jie susidūrė su tomis situacijomis, pamatė tuos žmonės, jie nelabai gali likti abejingi, nes nieko nėra išgalvoto. Jie ateina ir susiduria su realybė, pamato tuos žmonės, tai gal ne tuo pačiu metu, bet man atrodo, kad kažkas į širdį vis tiek įkrenta. Man atrodo, kad pats svarbiausias dalykas yra toj savanorystėj, kad nenorėt, kad visi mane matytų, kaip dabar mūsų kartais visuomenė yra, kad Instagrame, Facebook'e, kad visi matytų, koks aš čia geras, pažiūrėkit, kiek aš čia daug darau, bet daryti nuoširdžiai, nesižvalgant, kad čia kažkas pastebėtų, o jeigu aš jau atėjau ir aš atėjau savanoriauti, tai daryti iš širdies. Daryti ne dėl to pliusiuko, ne dėl to, kad tu būtum pastebėtas, bet pirmiausia, tikrai matyti tą žmogų, pas kurį tu dabar atėjai. Tai man atrodo, kad jeigu atsirastų tokio sąmoningumo, kad ta savanorystė yra labai gražus ir stiprus dalykas. Tik reikia jos neužcukruoti, kad čia kažkas tokio tik tais gražaus. Tai yra labai gilu, tai yra labai subtilu, bet tai yra labai didelis dalykas, jeigu tu kažkaip per daug neišdailini, o nori eiti į tą šerdį. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.